A didelis buvo zuikis? Ne, šį kartą ne, mažda. Kelintą kartą dalyvaujat? Šiemet pirmą trasą tik tai. Taip, o bet tokiuose žygiuose, slidžių žygiuose? 10 gal. 10 kartą? Jo. Padarytumėt trasą, mes tą trasą visą savaitę bandytumėm, mėgintumėm, po to kitur padarytumėt, kitur bandytumėm, mėgintumėm. Nu nieko, visai neblogai, ypač ženklinimas tai jau gerai. Jau šį kartą nieko suklydimo nebuvo, buvo kontroliniai dar antri. Tada va, kai kontroliniai kart pamatai, da pažiūri, kad kontroliniai. Labai visą labai jokių klaidos, viskas suvažinėjau. Nieko, tik biskį sniegų reikia daugiau, kada būtų tiek. Man čia dėko daugiau, tai dar beveik įdomiau. Vis tiek įsiblaškai daugiau, pasilsi, dar gamtoje daugiau prabūvi, nebūtinai, kad jau liek dabar taip. Anksčiau tai bėgt labai smarkiai čiuoždavom, o dabar jau biskį lėčiau, bet jau draugų jau mano senų laikų jau nematyti visai, matyti jau ar išmirė, ar kas tas pasidarė. O čia tai tarsa gerai, galima visai pilnai čiuožti, reikia tik čiuožti. Tai yra poilsis, mankšta, tai yra sveikata. Daugiau nieko negali pasakyti. Ojei, kiek metų mes čia dalyvaujame? Senai iš tikrųjų. Gal nepastoviai, bet senai. 5-6 metų. Gal daugiau. Ir kas traukia va į tokius renginius? Sportas. Gamta, graži, sniegas. Prašau! Nu, nustumsiu! Negreitai važiuosiu. Labai baisu griūti, baisiai dėl to griūnė ant užpakalio, kad būtų ir lengvesnis nugriuvimas. O jau kelintus metus griūnate? Mažai slidinėjau, šiais metais pirmas žygis, o pernai irgi tik vieną kartą dalyvavau. Tai tiesiog 2 metus, ar ne? Nu ir dar vaikystėj šiek tiek slidinėjau. Ir kas traukia va į tokius renginius? Nu, mane visą laiką traukia dviračių žygiai ir slidžių žygiai. Sveikata, grynas oras, pabuvimas su draugais. Pasakė draugai, pareklamavo, tai dabar pripratome pajudėti, gera atrakcija. Patinka be to su slidėm čiuožinėti. Tai va čiuožinėjau mėgėjas esu. Va, tik šonus plaukiai. Gerai sekės, nieko, sveikos vietos nėra, bet nieko gyventi. Batą tai galiu parodyti, ar grįžtas įvykis. Nu tai gal čia nereikia. Sklando gandas, kad mes 2 kartus įveikėm, nu tai kokios legendos. Ir kaip patiko? Patiko. Kas patiko? Nu smagu, geras oras labai. Vaik, čia mes klausinėjau. Aš vargšė tokia atvažiavau, tai čia paparacijas. Kaip aš pabaigiau distanciją.
Kas patiko šitam žygiui? Trasa visai gera. Kuo gera? Nu, kalnų buvo įdomių. Buvo vietų, kur ir nukrist galima. Negrįžimo, gal ir nugriuvom.